labai daug veiklos Lietuvoje eina į negatyvą. Na, pastebėjome turbūt, kad ir žiniasklaidai vyrauja negatyvios žinios, atsitiko kažkokia nelaimė, kažkoks nusikaltimas ir tai yra pagrindė brūkama. Po to politikoje, pažiūrėkim, irgi intrigos, vienas ant kito, įvairūs svarimai ir taip toliau, tai vėlgi per negatyvą. Netgi, sakykime, konkurenciniai kovoje tas pasireiškia ir versle. Aš manau, kad reikia mums visiems aiškiai pasakyti, stop negatyvai Lietuvoje ir pradėkime dirbti per pozityvą, per dalykus, kurie jungia, per gerus dalykus, per šypsenas. Na, tai tikrai padės mums greičiau pasiekti to, ko mes norėtume. Negatyvas gero nesukuria. Tiesa, tam, kad sukurti klestinčią valstybę, nuolat judančią į priekį valstybę, tai aš manau, kad pirmiausia, žmonės turi būti optimistai. Žmonės turi tikėti savo jėgom, žmonės turi žinoti, kaip reikia daryti, jie turi būti aktyvūs. Todėl aš manau, kad tokią valstybę, klestinčią valstybę, saugią valstybę gali sukurti tik labai aktyvūs ir optimistai žmonės. Aš manau, kad to optimizmo Lietuvos ir politikoje, ir kitose veiklose dar tikrai trūksta. Labai dažnai žmonės yra nusiminę, o kai žmogus nusiminęs ir netiki savo arba valstybės ateitim, tai yra tikrai sunku ką nors sukurti. Todėl aš sakau, Lietuvai labiausiai trūksta optimizmo ir optimistų, kurie tą optimizmą įkvėptų kitiems. Iš tikrųjų, kai visuomenė, bendruomenė turi kažkokią idėją, bendrą idėją, kuri vienyje žmonės, tai yra visada gerai. Tada žmonės pakankamai aiškiai mato, kas laukia priekyje, ko reikia siekti, kokiais būdais tai siekti. Todėl aš tikrai manau, kad labai svarbu, kad kiekvienas, kuris turi savo matymą, turi jį išdėstyti, kad atsirastų galimybė tą išdėstymą kažkokiu būdu pateikti visuomeniai, kad visi galėtų irgi prisijungti prie to. Tas nėra paprasta, tačiau tai yra pilietinės visuomenės dalis ir turi atsirasti tas pateikimas, ta idėja ir pagaliau pritarimas žmonių. Tada, aišku, tai galėtų pavirsti į kažkokį dokumentą kaip nacionalinį susitarimą arba bet kokį kitokį dokumentą, kuris būtų visiems aiškus, ko mes siekiam, kokių rezultatų norim pasiekti. Pavyzdžiui, ar mes ekologiška valstybė, ar atvirkščiai pramoninė valstybė, kur vyrauja pramonė, ar pas mus tik turistinis kraštas, ar naujų mokslo technologijų kraštas. Tai yra, čia yra tik keletą pavyzdžių, bet galim kalbėti labai plačiai įvairiais kampais apie tą nacionalinę viziją. Tai aš manyčiau, kad jin turėtų būti. Turi būti pasiūlymai, turi būti kažkokie apsisprendimai, pagaliau pasiskaičiavimai ir tada žmonėms bus paprasčiau, jie žinos, į ką investuoti savo laiką, į ką investuoti savo aktyvumą. Aš manau, kad nacionalinė idėja yra tikrai geras dalykas. Tai yra planas, kaip pasiekti, kad valstybė būtų tokia, kokios norim.